Ką, sveiki visi, čia jūsų nemėgstamiausias motovlogeris KO636 ir šiandien kuo užsiimsim, tai kolega nori išmokti vienkę kelt, paėmėm MT-07, patogiausias mocas tam dalykui, realiai Willy Beast. Tik kas čia pakeista, tai uždėti lankiukai, jeigu numestų, kad nebūtų sugadintas mocas. Pats va, su šarvais, kelnes, batai su apsaugom. Ir jūs, kai mokysitės, būtinai užsidėkit. Tai trumpai tai priminsiu, kaip visas šitas dalykas darosi, kad visiems būtų aišku. Tai pradžiai mokysimės tiesiog vienkę. Tiesiog tokios paprastos vienkės. Nieko kažko super įspūdingo, wow, kad ji būtų kontroliuojama. Bet iki kontroliuojamos vienkės pirmiausia reikia truputį susidraugauti su mocu. Tai bent iš didelio pagreitėjimo, kad kilsteltų priekis. O paskui, kai įpras prie tokios vienkės, kur tiesiog iš pagreitėjimo, bus galima tiesiog pradėti po truputį spardyti sankabą ir suprast, kaip veikia mocas. Ir kai įpras prie to, kiek reikia paspausti, kaip reikia sinchronizuoti sankabą su gazu, bus aišku, truputėlį apsirgęs, bus aišku, kaip išsikelti tą vienkę ir po truputį aiškintis, koks tas jausmas važiuoti ir negreitėti. MT-07 tikrai labai patogus daiktas mokytis visiems šitiem dalykam. Tai ką, duosiu mocą jam ir tiesiog jam tipsus duosiu, kaip ką daryti ir per valandėlę, manau, išmoks. Truputėlį vėjas iš dešinės tai traukia į kraštą. Vėliau gal padarysim kokį video, kaip daryti stopį ir taip toliau, nes ganėtinai aktualūs dalykai, mokantis važinėti su mocu, važinėti teisingai, priprasti prie moco, suprast, kaip veikia visa fizika. Smagu. Kadangi dabar apsirgęs, tai pats net nevažiavau su mocu. Sakau, atvažiuok į vietą, aš tave pamokysiu, bus taip ir paprasčiau. Tai galėsiu ramiai stovėti, stebėti. Gaila, kad gardą pamiršau įsidėti šalmą, būtų dar paprasta buvo susikalbėti su juo per nuotolį.
gerai, tai gaila, dar vienas dalykas, reikėjo priklijuoti jam prie šalmo GoPro laikiklį, nu ne GoPro kameras tiesiog, būtų vaizdas kaip mokosi, bet visai nepagalvojau paimti, nu bet nieko baisaus. O iš manęs pavyzdžio tai neimkit, maikė, plėšti džinsai ir taip toliau. Ir ant šito moco sėdžiu tiek, kiek jūs matot video, tai kelias minutės. Tiesiog užšokau padaryti intro. Esmė va dabar ką jis daro, tai realiai susipažįsta su mocu ir su jo pagreitėjimu. Žiūrėk, aš suprantu, kad tau atrodo, kad aš nusišneku, nes tau išeina pakelt vienkį, patrauk ranką, tada, kai tu va tai padarai. Nes tada mocas pašoka, bet tu jo nekontroliuoji. Nes tu realiai tiesiog duodi jam torką, jis pašoka ir tu išsigandęs numeti rankeną. Tai va čia tame ir yra esmė, kad tu važiuoji kokį 30 km/h važiuoji tuo pirmu bėgiu jo ir tada tu tokiu greičiu turi pradėti atidarinėti, kad mocas labai švelniai va tai pradėtų kilti viršų. Ir tada tu pradėsi jaust patį mocą ir kaip įsitempi ir važiuoklį ir tau nebus tokios didelės baimės. Ir tada tu pabiški didinsi kampą ir ilginsi laiką, kurį tu praleidi su priekiniu ratu ore. Ir kai šitą jau padarysi, tada perėsim prie antro bėgio ir prie to, kaip iš sankabos reikia kelti. Tai tu va šitą daryk. Nu, po truputį gaudaisi, matau, bet, nu, važiuok ir šitą daryk, nedaryk šitą, tau jis visiškai nepadės, neduos jokios naudos. Tai, let's go. Dabar truputį pagavai, kaip mocas įsitempė ir kaip atkelt priekinį ratą, tiesiog tolygiai atsukinėjant gazą tam tikrų greičių, jo? Tai gerai. Šitą praktiką galėsi atlikinėti vienas, toliau visada pravers. Tarkim, antrų bėgių vėliau galėsi taip įsikelt, paskui, kai jau gerai įgūsi, galėsi trečių bėgių įsikelt, ten būna toks išsitempi mocą, bet žodžiu, pamiršk tai, ką tik sakiau. Dabar prie pagrindinio dalyko einam, tai kaip kelti iš tos sankabos vienkę, tai va, 2 pirštais sankaba ir gazą nereikia užlūpinti, nes tau mocas ir tiek nereikia, nes labai staigiai išspjaus ir nepagausi. Kitas dalykas, tai iš sankabos kelk antrų bėgių, pirmas bėgis bus per ašrus, labai staigiai pašoks ir labai lengva lūpinti mocą, tai daryk antrų bėgių viską ir esmė, tiesiog va, važiuoji, tarkim, įsimeti antrą bėgį, bėgėjasi ir bėgėjimosi metu, ta prasme, bėgėjimosi metu, kai pasieki 60 km/h, tiesiog va tokį veiksmą per sankabą atlieki. Ir tuo metu, kai spusteli sankabą, va taip pasaki truputį gazą. Ir tu įsivaizduok, bėgėjasi, matai, kad jau tuoj bus 100 km/h, spusteli sankabą ir sukteli va taip gazą ir mocas taip padarys, vrū, ir pašoks priekis. Ir tuo metu, kai kyla priekis, tuo pačiu metu ir truputėlį pridarai gazą ir jeigu ką, koja visada laikai, jeigu įsigasi, spaudi stipriai stabdį, mes priekį ir viskas tvarkoj bus. Įsivaizduok taip, bėgėjasi ir taip, va toks gaunasi.
tuo aš tiem, kas žiūri videką, parodysiu praktikui ir tada tu šoksi iš šono pafilmuosiu. Va, tiesiog važiuojat. Ir tiesiog neturi būti taip, kad važiuoju, užstabdžiau ir tada numetu. Visą laiką mocą palikit ant įtampos, kad jis būtų ant įtampos. Va, bėgėjatės, sankaba. Ir viskas, labai paprasta. Aišku, paprasta man, kai aš 1000 kartų tai esu daręs. Bet esmė. Pats pagrindas, kad nepalikt moco palaidą. Nu, ta prasme, kai jau įgūsi, tai jo, galit iš bet kur, ta prasme, įsibėgėjai ten taip, riedat ir tiesiog nusispiria tą sankabą. Tiesiog jūs jau įgūdę būsit daugiau atsukt rankenos. Bet pavyzdžiui, kai tiesiog važiuoji ir nori vienkiam, viskas labai gražiai gaunasi. Tai va, tiek šoka studentas ir mokasi toliau. Va, taip važiuoji. Na, žiūrėk, važiuoji. Dabar tokia situacija, kad man jau truputį atsibodo žiūrėti, kaip jis stengiasi išmokti vienkę, bet progresas yra, trumpus video įmėsiu, ką aš jį pafilmavau su telefonu. Tai dar kartą trumpai priminsiu, kaip tai daryti, nes čia viskas labai paprasta ir kiekvienas gali išmokti su bet kokiu mocu, kuris turi sankabą, kuris neturi sankabos, dar viskas paprasčiau, kalbant apie elektrinius. Tai prisiminimui, tai nepamirškit, kad klaidą darė, tai sankabą po truputį paleidinėja, tai paspaudžiat sankabą ir paleidžiat ją. Tai vadinasi, kad nuspiriat viskas. Jos nereikia laikyti. Truputį spaudžiat ir ją nuspiriat. Kad mocas gautų tą staigų sukibimą sankabos ir šoktų viršų. Nu, parodysiu dar kartą praktikai. Manau, viskas labai aišku ir paprasta. Tai važiuojam, bėgėjamės ir